Oi, blėt. Tai, sveiki, gerbiamoji publika. Nėra čia visiškai nei vienos priežasties būti entuziastingų iš tikrųjų šiuo metu. Nes turim Daily Volvo ant duobės su jau išleistais tepalais, nes turim žemo tepalo slėgio lemputę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pyzė batai. Dar kitaip, ką tai reiškia, kad Volvo žemo tepalo slėgio lemputė užsidega ant pusės barą gal tik tai. Kas yra labai žemas tepalo slėgis. Tikrai. Kur mano cigaretės? Tuoj palaukiu. Tai šitos problemos atsirado iš esmės nei iš šio, nei iš to. Pasikeičiau priekinį amortizatorių, važiuoju namo, pist lemputė. Opa, zdarovo. Šiais tas motoriuks turi problemą, kad jisai padegint tepalus iš tikrųjų. Bet kas dabar vyks, tai kad nupizda iki štukos 200 apsukų kažkur. Turim tepalą lemputę, daugiau pagazavus pakyla tepalas slėgis kažkiek, kad lemputė nebešviestų, bet mes tiek ten kokį barą turim, kas yra per mažai. Taigi, ką mes dabar darom? Dabar esu jau išleidau tepaliuką, va ten turėtumėt matyt, kad va ten yra į bakelį iš karto tiesiai. Išleidau tepaliuką. Tai dabar žodžiu reikia nusimt karterį, kad pasižiūrėt, kaip atrodo indeklai ir kaip atrodo tepalo pompa. Tepalo pompa šiaip turiu vieną, jau išimtą, bet jinai buvo iš mano senąją 2.3 atmo motorą, kurį padarėm turbo, kuris yra driftkarė. Bet tos pompos mes nedėjom į driftkarą. Nes jinai buvo tokios abejotinos būklės. Ne visiškai gera. Tai aš ją turiu, jeigu ką. Tada yra mano 2 litris turbo motors, kuris dabar buvo visas pilnas dar kaip zapasinis. Bet aš jį galiu išsirinkti ir iš jo išsimt tepalo pompą. Galimai taip ir padarysim. Negalimai, o 100% taip ir padarysim. Tai va, karočią, turim šitą. Čia note to self, karočią, kad gal šitą, kaip pasakoju, iš karto užmest kadriukus. Kaip jau vardau senai tą 2 litrį. Tai va. Tai situacijoje šitoj, ką mes turim, jeigu tuoj pamatysim, aišku, tiksliau. Bet, žodžiu, galimai nusimata kapitalkė, nes jeigu nusiemu indeklus alkūninę ir jie yra supisti, tai tada, kad juos pakeis, reikia išimti alkūnę. O jau kai išėmė alkūnę, tai tu esi beveik viską išėmęs, tai jau tada apsimok išsimt nahui tą motorą, nusivežti, prahoninguot, prašlifuot plokštumą, persidažyti, bam pasidaryti ir turėti gerą motorą. Eina nahui, bet aš nei pinigų, nei sveikatos neturiu dabar tokiem dalykam. Čia belekiek reikalų. Tai žodžiu, esu nuliūdęs su šitą situaciją. Norėčiau, kad taip nebūtų. Nes norite, ir svarbiausia, jau buvo tas momentas, kur jau važiuoju su Volveku dėlinau jau kurį laiką ir galvoju, blėt, zaibys mašina. Dujaks veik, viskas veik. Biški dropuką, jau gerai atrodo, jau vo. Zaibys, pagaliau. Nechuja. Dabar, vat, blėt, atsinešiu į rankiukų, prie stalo, su vaistinėlė, va, blėt, kad saugiai paardom tepalo pompytę. Čia yra šita iš sedano 2.3 atmo, kur Raimis sakė lieva. Mes ją tada nedėjom, keitėm kitą.
Tai dabar man įdomu yra išsiardyti ir pasižiūrėti, kasgi čia yra blogai. Nes kai nesiardęs ir nežinai, kas yra blogai, tai tau sunku pasakyti. O kai esi ardęs, tada biški žinai ir tada gali pasakyti. Nu, tokia kažkaip plius minus logika. Net neįsivaizduoju, kaip veik. Šiaip, čia yra iš esmės tepalo paėmimas. Gali būti netgi taip, kad aš nusiemu karterį ir čia bus šitas. Užsikišė tiesiog žiauriai. Ir man užtektų tik pravalyti ir viskas. Būtų idealu, na. Bet aišku, jau išsiemus. Lako, čia šį pompą nusiem su, kaip matau, su 2 varžtais. Va čia jinai turėtų laikytis į bloką. Žodžiu, to išardau, pažiūrėsim, kas viduje. Nu. Gerai, kad nepamiršti. Čia buvo sprandžinka, va čia. O šita. Tokie. Ir buvo pinsas. O kur šits buvo, nežinau. Nu tai va taip vat ir prasideda linksmybė. Nu gal Raimis čia kažkokį išdilimą matė? Aš tai nematau. Nelabai žinau, kaip čia turi veikti iš tikrųjų, tai žinai. Sunku vertinti. Esi aborigenas. O, tai va, turim 2 litrį blokėlį. Ojojoj. Senasis gerasis, blėt, nuo ko prasidėjo baudžiūnio driftas. Tai va, dabar jisai labai šauniai mums pasiaukos kaip dalių donoras. Nu kaip, mokomasis eksperimentas, išimti tepalo pompą. Ir pasižiūrėti visi ten indeklai, visi tie šūdai, iki kol pradedu daryti važiuojantį, sakykime, važiuojantį mokslą. Taigi, po belekiek daug iš tikrųjų. Smaukimasi aplinkui, trypčiojimą, galvojimą, šūdą malimą ir visų šiaip panašių dalykų. Nusprendžiau, kad laiks visgi pradėti yra remontuoti automobilį. Tai karočią, dabar kokią turim problemą. Man reikės, vat ten... Karočią, nežinau kaip čia nufilmuo. Ką man reikės padaryti, man dabar reikia nuimti traversą. Traversas yra va šitą visą detalę. Ką daro traversas? Laika variklį ir visą priekinę važiuoklę. Tai čia yra biški reikalų jį išimti. Taip, žinai, kad būtų ne per daug išardymą. Tai dabar galvoju, kad pirmą pasikelsiu mašiną visų pirma aukščiau, nes dabar toks yra, kad va, tai biški susirietęs turi būti ir nėra labai patogu. Tai pasikeliu automobilį ir tada iš tikrųjų tai šakės reikia nuimti. Tai visą priekinę važiuoklę realiai reikia išimti. Ir tai tik tai visą priekinę važiuoklę reikia išimti. Tada reikia kažkaip užfiksuoti motorą, kad jisai nejudėtų. O va čia yra klausimas, kaip padaryti, nes, nu jisai šiaip sunkus padla, bet ką aš pastebėjau ir ką aš radau. Kad va, matot, čia yra, čia dabar yra, ne, va, visas iš apačios motors, viską. Ir čia yra medinis pagalys. Kas per chuinę galvotumėt? Bet, ne, čia yra, pavyzdžiui, greičių dėžė, o čia greičių dėžės pagalvė. Tas, nu ir motors nueina į priekį. Tai va, traversas yra, va, bliačiu, nuvirtau. Va čia yra net traversas, mes jį išimsim. Ir aš pasižiūrėjau, kad čia yra tokia kaip rasporkė. Ir aš jeigu va čia ne, įkišau pagalį labai gerą diametrą, tai aš jinai trukdytų tą motorui tai ir nuvirsti. Tai čia būtų vapšė lengviausias, nes man praktiškai nieko nereikia daryti.
Ir aš pirmą bandysiu su šituo metodu. O jeigu ne, tada iš viršaus pasikabinsiu, kur yra šiaip kilpa motorai išėmimui. Tai skersai per visą tarp sparnų parodysiu geriau. Tai va, kita idėja yra, kai yra šita, va tai va, skersai, ne, šauni penketuką. Ir va čia šiaip yra kablys, nu, kad iš jo užkelt motorą. Aš per čia esu pravedęs dujų šlangą, bet aš ją čia galiu labai greitai išimt. Ir tada šitą, va čia su virvėm, apviniuot. Čia apviniuot, aišku, su škurliais, padaryti minkštai, kad neįlenktų man sparnų. Ir kas gausis, kai aš jį atlaisvinsiu. Jisai remsis ten, remsis čia biški. Ir išsims tas traversas. Ir tada tipo turėtumėm prieigą. Ir kaip ir galėtumėm pasidaryti viską. Teoriškai šnekant. O realiai šnekant, tai bibi žinok, kaip čia bus. Nesakau, bet nu taip nepaslenku daryti kažką. Tipo, kai driftkarui darai, kažkaip žinai, kad, nu, zaibys. Čia, nu, aš nežinau, kas yra, aš pats toks. Nu, tai žodžiu, blogai. Tai pasikėliau mašinikę. Dabar jau galiu taip, bent jau adekvačiau būti. Aišku, čia tas pakelims, tai yra, nu, toks, sakykim, Nėra gal iš tikrųjų pats mega saugiausias, bet nėra ir pats blogiausias iš tikrųjų. Tikrai esu dirbęs nesaugesniem sąlygom. Ne, čia viskas tikrai yra normaliai, aš jums mačiu čia. Ne, čia viskas tikrai yra normaliai, aš jums atsakau. Bet žodžiu, aš jau pradedu nuo šakių, tiesiog svarbu kažką daryti yra, nes kitaip čia blogai bus. Let's come on, yeah? Nu, tai, blet, kaip čia iš tikrųjų yra sunkiai vietą nufilmuot gražiai. Nu, tai, aišku, jeigu taip, gal ir normaliai, nes čia kaip gražiai. Tai išsukau va čia ir vairą traukę ir viską. Čia vairą traukęs dar neišsukau, bet to išsuksiu. Tai prie tą pačią radau, kad šitą jau keičiau silentą, bet kitoj pusėj irgi yra įvarė viduj labanakt. Tai reikės persipresuot, nors turiu šiaip tų traukių ir kitų. Gal įdėsiu kitą tiesiog. Bet žodžiu, radau papildomų problemų į Rokanę remontininkus. Tai va, tuoja sakė, atvarys Hebros atveš alaus. Tai dėsim tradickės ir karo čia bus viskas čia padaryta. Atsisukau pagalves. Ir dabar čia yra vienas varžtas su labai daug prailginimų. Ir ten šalia, blėt. Ir tai, kur. Nei fokusuoja, nei matos. Karočią, ten yra dar vienas. Bet žodžiu, čia reikia nemažai prailginimų, nes kitaip nieks netilps. Ir, nu, dabar jau su tokiu čia bandau sukt, nu, kažkaip dar sunkiai. Tai galvosiu, kaip čia padaryti, kad pasidaryti jėgos pėtį didelį, kad būčiau stiprus. Nu, tai išsipėsyklam, tai ką, pisamės ir pisamės. Labai jau nestabiliai tą kamerą. Kaip tave pastatyti? Kurva. Kažką biški sukas. Aišku, tas mano šits visas. O, suk. Keista, kad nebuvo to atsisukimo. Žinai, kur buvo toks. Suki, tikš ir atsisuk. O toks ir išsistenėjai iki galo. Gerai. Tai va, iš esmės, va tokie va. 4 va tokie varžtai laika, va. Laika visą traversą vietoj ir vat
ketvirtojo ors laiką visą motorą ir visą važiuoklę iš esmės. Baika. Tai žodžiu, vieną išsukau, vieną dar palikau, tipo biškį dar srėgę, kad nenukristų taip staigiai viskas. Nes va šito biškį bijočiau. Tai ir anoj pusė irgi taip padarysiu taip pat. Ir manau, kad viskas bus gerai, važiuojam. Tai žodžiu, geros naujienos. Švyturė tradicinis yra geras naujienas. Laurins važiuok į kadrą, pap. Sveiki. Va, pasisveikinkit vyrai su... Aleksandrai, blėt, išlysk iš to. Sveiki, žiūrovai. Sai, blėt, su tais telefonais jaunims aš... Šitą iškirpsim. Neiškirpsim, Aleksandrai, blėt, lymata. Tai žodžiu, geros naujienos, kad atvežė man kebabą lėkštėj ir švyturė tradicinė. Kitos tiesiog naujienos, nežinau, čia geras ar blogas, bet traversas yra va taip, kabaliuoja ant šlangos. Blogas naujienas, kad traversas kabaliuoja ant šlangos, nes jinai biški laužės ir jai nėra, ką labai patiktų. Geros naujienos, atsukau visus karterio varžtus jau ir tuo aš jį nuimsiu. Bet eisiu pasimti atvirkę, su kuria dabar atkabinti ir nuimti. Tai žodžiu, tuoj pamatysit šitą procesą. Va, čia imam laukom. Ir čia praeitą kartą laukau. Opa. Žodžiu, kame yra problema, kad, tuoj parodysiu tą formą, bet kad ten tepalas nesiteliuškuotų baisiai, yra padaryta, kai jisai, vienoj vietoj užsibūtų. Tai dėl to dabar jį iš čia, išimt, kai visos šlangos viskas dar trukdo. Yra biški daugiau reikalų, taip sakykime. Tai biški užpės, bet kažkaip. Kas čia yra daug šlanga, nachui čia reikalinga. Oik tu, nachui. Gerai, gal nufilminau, nes pagavau tai meistriškai. Gerai, einu daryti analizę. Tai va, čia turim tepalą pompą ir matos viduj kiek yra visokio šūda. Tai tikrai jinai galėjo pisti protą. Tai žodžiu, bet dabar dar greitai nusimsiu indekliukų porą. Nusimsiu vieną švaistiklinį ir vieną alkūninę. Kad mums būtų aišku, kaip ir tas, po vieną specimeną iš kiekvieno. Ir matysim. Tai žodžiu, kad jeigu kam nors įdomu kaip nuimti, tai čia yra... gal nufilmuosiu, kur po to sakysit, baudžiūnė, bet turi galimybę neparodį, man aš dabar nežinau kaip daryti. Smarvė iš tikrųjų. Tokiais pasvilusiais tepalais neaukia iš tikrųjų šitą mašinos variklę vidus. Bet nieka iš tikrųjų. Davai, tiesos akimirka. Indekliukas bus baisus ar nebaisus? Aišku, jeigu jisai išsimtų būtų gerai, bet... Seni! Palaukit, va, žiūrėkit. Paduok šurliuką. Ai, čia palauk popierius, tai yra viskas gerai. Nukų indeklas. Nukų indeklas, man atrodo, ką... Švarus atrodo. Indeklas yra švarus. Tudorns. Tai pompai pyzė, tiesiog pompa užbadavo, taip išeina. Ne 100%, bet galimai. Užbadavo tepalu ir ten prisidrožė viduj kažką prisismaukė ir dėl to pas mane tepalė buvo šitą. Ir dėl to prarado efektyvumą galimai. Ir dėl to galimai yra mano kuro visos problemos. Bet yra pliusai pavyzdžiui, ne? Visos situacijos reikia ieškoti pliusų. Dabar minusas, iš tikrųjų, kad aš čia dirbu kurva ant žvyro iš esmės. Ir man dabar aš įdedu indeklą atgal ir aš matau, kad ten yra šūda dahoje. Man dabar reikės nešti senai, čia ant stalo.
gražiai nusivalyti. Tada, blėt, už pažasties užsikišus parsineška, neišpurvi. Nu, karočią, tokie bairiai. Bet kol kas prognozės yra geros. Tai greitai išėmų tepalą pompą, ją išserdom, palyginam su kitom, ką turim ir nuspręsim, ką daryti toliau. O karterę tarpinę turiu užsakęs rytoj, tai teoriškai rytoj galiu surinkti ir važiuoti toliau, na. Rock and roll music. Nu. Nu. Rola. Tai, žodžiu, turim išsiėmę tepalą pompą. Aš aišku, ten jau filminau, bet dabar su kažkom tik iškrepštykim. Karočią. Čia šitą reikės šiaip atkalt, nuimt, bet čia visur viduj turim belekiek hermetiką. Ir tas hermetiks iš tikrųjų man yra labai panašus į Victor Reigns, blėt. O tai reiškia, kad aš jį pats kuruoju ir čia padariau, kad jis čia būtų. Nes kai dėjau tepalą grįžtamą nuo turbos vamzduką su hermetiku. Hermetiką pagavo? Jis jo pagavo hermetiką. Siurblių reikia tikrinti. Tai va, tai ardau dabar. Tai va, ir žodžiu, tuo išserdom ir matysim.